Sveiki visi. Šiandien buvo diena gana ilga, tad tiktais jau dabar labai vėlai nusprendžiau prasivalyti savo spinteles. 11 valandą, užtrukau apie pusvalandį. Jau dabar yra 11:30, tai prasivaliau vaistų spinteles. Pasirodo, aš jau gan senokai atrinkau. Šiaip stengdavausi bent jau kas porą metų atrinkinėti vaistus, išmesti, ko nereikia, o dabar užsikaupė gan daug. Čia iš vis labai seniai prirašyta vaikams buvo, bet nežinau, kodėl stovėjo spintelėje pačiam gale užkišta, kai viską metam. Čia irgi sūnaus nuo sausos odos vaistukai. Štai kokio gėrio turiu. Vaiko vaistai irgi nuo epilepsijos pasibaigęs keliavimas, nors naudojam vis tiek nuo epilepsijos vaistus, jau niekur nedingsi. Tokius vaistus reikia vartoti, nes jisai negeria mano maksų, kuriuos aš turiu šalia savęs pasidėjus. Visą kompaniją pačių geriausių produktų, kuriuos atradau prieš 1,5 metų ir kurie man padeda palaikyti stiprų imunitetą. Nereikia netgi jokių nuo viduriavimo vaistų, jokių smektų. Nebenaudojam Ranibel ir Espumizano nebereikia. Taip pat čia yra visiškai naujas dėžutės, kam aš jos laikiau. Ginkgo Bild. Čia smegenų darbui vaistinė kažkada prirašė. Vaistininkė pasiūlė. O čia tai iš vis tai grožis. Kontraceptikų nauja dėžutė. Užkavota spintelės gale, vaistinėlės gale nuo 2016 metų. Tai taip išeina, aš nebevartoju kontraceptikų nuo 2016 metų. Tai jau gan didelis stažas. Kontraceptikai iš tikrųjų labai paveikia mano organizmą. Visokių vitaminų yra, tai džiaugiuosi, kad aš juos nusprendžiau nebenaudoti tuo metu, nes tada buvo pradėjęs kūnas tinti. Skaudėdavo galvą, sukdavo, svaigdavo galvą. Visokių būdavo negerų tokių pojūčių, kurie man juos ir sukėlė, bet taip išeina, aš juos net taip jau daug ir naudojau. Gal 5 metus. Bet negeri. Čia vaiko vaistai, pasibaigęs galiavimus nenaudojam. Nuo alerginės slogos viskas toje prirašo. Tokių vaikų vitaminų radau, kurie praimti ir nenaudoti. Taip pat irgi nuo alerginės slogos vaikų vaistai. O čia kas? O čia net nežinau, nesvarbu. Nesvarbu, čia irgi kažkoksai kremukas su antibiotikais. Nereikia. Glicerinas nenaudosim. Čia irgi stovėjo, nuo alerginės slogos, nuo rėmens, nuo skrandžio, kurio irgi nesunaudojau. Ir dabar, ačiū Dievui, nebereikia, nes nebeėda rėmo, nebeskauda skrandis, kai būdavo, užeidavo. Labai spazminiai skausmai būdavo, o dabar padeda man Brimaxas, Blumaxas, Numaxas. Džiaugsmas mūsų. Šiaip šeimoje aš vartoju ir vyras vartoja, tai mes dabar kol kas patys vaikų nepriverčiam. Bet ateis laikas. Aš žinau, vyras po metų pradėjo vartoti, kur aš jau 1,5 metų vartoju, net metų, dabar jis vartojo 2 mėnesius, tai metai 4 mėnesiai praėjo. Čia dar multivitaminų visokių, kurių irgi nesugerta. Ir vaikams prirašyta Dioralytė, irgi labai seni. Ir sirupas nuo alergijos. Labai seni. Nežinau. Galiavimas buvo 20 metų. Įsivaizduokit, šitiek laiko
nevalau savo spintelės, vis palikdavau, o gal prireiks. Tai va, šitą maišelį gražiai surišiu ir priduosiu į vaistinę, nes reikia būtinai vaistus utilizuoti. Nenešiu į Irgyną, tikrai nenešiu, nes visada surenku ir nuvežu į vaistinę. Rytoj kaip tik pro šalį važiuosiu, vešiu dukrą į gimnastiką, tai ten ir užsuksiu. Na kągi, gyvenkime sveikai su Mimaksu ir Blumaksu ir Grinmaksu. Taip pat ir Jekaterina, kuri padeda vakar išsinarinau petį, tai išsitepiau. Kažkaip dar valydama sieną taip pabraukiau per stipriai, nepritūpdama, lenkdamasi ir pasitepiau, tai Jekaterina labai padėjo. Tai va, džiaugiuosi šitais gėriais ir linkiu ir jums išmesti savo visus cheminius vaistus ir gyventi sveikiau. Labos nakties, saldžių sapnų.